kukučiai, pakalbėkime apie Vintedą. Oi, kiek čia visko, kiek čia putojimo, kiek čia pykčio, kiek čia pasipiktinimo, kiek čia emocijų yra. O dabar apie viską pakalbėkime šaltais nervais ir įstatymų lygmenyje. Visų pirma, ne VMI čia sugalvojo taip sudėlioti jūsų pinigus jūsų deklaracijose. Vinted gavo nurodymą, kaip ir visos kitos platformos, per kurias praeina jūsų pinigai, pateikti informaciją, koks asmuo kiek gavo pinigų kiekvienoj platformai. Kokiu pagrindu, kokiais motyvais, kokiais algoritmais vadovaujantis Vintedas padalino į kairę dešinę, ar ten į asmeninių daiktų pardavimą, ar individualią veiklą, vienas dievulis ir Vintedo buhalterytė žino. Nėra tie skaičiai deklaracijų šventa karvė, su kuria jūs turite sutikti ir jau čia viskas, kai jeigu taip parašyta, tai taip ir ne kitaip yra ir tu jau čia esi aplinkybių auka. Ne. Vintedas pateikė skaičius. Vieniem pateikė, ten keli šimtai eurų buvo per metus, kitiem buvo didesnės sumos ir nepateikė, vieniem viską pateikė į 13 kodą, kitiem pateikė į 93, tuoj paaiškinsiu, ką tie kodai reiškia. Ir netgi mačiau atvejų, kai vienam žmogui kažkiek įdėjo į 13 kodą, kažkiek į 93. Ir vėl klausiam pačio dievulio ir Vintedo buhalterių. Ką jūs čia darot? Toliau. Ką mes turim faktą? Atsidarot savo pažymą arba tą preliminarią deklaraciją ir matote 13 kodas, Vintedas įdėjo man, kad aš ten 1500 gavau ir ten kokią sumą bebūtų įrašyta. Parazitai, man reikės mokėti mokesčius, aš susimokėjau PVM-ą. Ne apie tai mes čia kalbame. 13 kodas, tai reiškia per kalendorinius metus jūs galite tokių pajamų turėti iki 2500 asmeninių daiktų pardavimas. 2500 per metus ir ne tai, kad tik įkrito pinigų, bet skirtumas tarp įsigijimo ir pardavimo kainos. Taip? Tai va pliuso turiu 2500 per metus, reiškia, aš turiu mokėti tada jau nuo viršiančios sumos 15% pajamų mokestį. Nuo viršiančios sumos. Tai reiškia, 2500 yra neapmokestinama.